Šiandien smaližių diena. Gaminsime greitą, paprastą ir labai įdomų maskarponės sūrio tortą, kurio nereikia kepti ir kurį mėgsta tiek didelis, tiek ir mažas. Sveiki, mielieji Devijos draugai! Ačiū už pirštelius, draugiškus komentarus, patarimus ir Devijos kanalo prenumeratą. Ačiū, kad mūsų draugiška bendraminčių kompanija vis didėja. Su šia puikia pavasariška nuotaika ir keliausime smaližiauti. Tik pirmą mums reikės susmulkinti į trupinius 200 gramų sviestinių šokoladinių sausainių. Man į pagalbą buvo pakviestas smulkintuvas, bet tai galima padaryti ir sausainius supylus į maišelį ir pasitelkus plaktuką mėsai ar tiesiog tešlos kočėlą. Ištirpiname 120 gramų sviesto ir juo užpylus sausainių trupinius gerai permaišome. Sviestas turi tolygiai pasiskirstyti trupiniuose, kad gautųsi rieboka lipni masė. cm torto formos dugną ir jos kraštus išklojame maistine plėvele ar kepimo popieriumi. Suberiame sviesto apvoliotus sausainių trupinius ir gerai sutrambuojame. Tai ir bus mūsų torto pagrindas. Aš tam reikalui panaudojau tiesiog stiklinę. – 48 gramus želatino lapelių, palaipsniui po vieną, kad geriau išbrinktų ir nesuliptų. Panardiname į 200 ml šalto pieno ir paliekame pamirkti. – 400 gramų maskarponės sūrio sumaišome su 300 gramų kondensuoto pieno su cukrumi. Maskarponę galima pakeisti Filadelfija be priedų ar kitų kreminių varškės sūrių. Supilame 200 ml riebios grietinėlės ir gerai perplakame. Mikrobangų krosnelėje ar ant viryklės pašildome ir ištirpiname piene išbrinkintą želatiną. Ir sudedame į torto masę, palaipsniui permaišydami, kad viskas nesušoktų į gabalus. Tiesiog po kelis šaukštus maskarponės masės dedame į želatino masę, vis permaišant. Ir tik po to viską supilame į torto masę. Gautą mišinį daliname į 2 lygias dalis. Vieną dalį papildome 100 ml morkų sulčių ar moliūgų tyrės. Tai suteiks labai gražų lengvai oranžinį atspalvį.
Kitą mišinio dalį papildysime 30 gramų kakavos miltelių. Gerai permaišome ir turėsime šokoladinį skonį ir rusvą atspalvį. Prieš formuodami tortą abi maskarponės mases šiek tiek pašildome, kad suskystėtų. Jos turi būti blynų tešlos konsistencijos. Į torto formą pilame pakaitomis, tai gelsva, tai rusva masė. Gautą tortą uždengiame maistine plėvele ir paliekame 4–5 valandoms šaldytuve, kad sustingtų. O dar geriau, jei tortas bus gaminamas iš vakaro ir šaldytuve pastovės per naktį. Sustingusi tortą išvaduojame iš formos. Puošiame, jei manome, kad to reikia. Tortą galima padengti ir šokoladinę glazūrą. Nors aš manau, kad tai nebūtina, nes jis ir taip gana įdomiai ir gražiai atrodo. Paprasta, greita, įdomu ir skanu. Gero apetito! Dar daugiau įvairių tortų, įvairaus sudėtingumo ir įvairiam skoniui, mėgstantiems paeksperimentuoti virtuvėje ir nustebinti savo šedevrais artimuosius, jau laukia jūsų dėmesio ir vertinimo Dėvijoje. Nuorodas, kaip visada, palikau jūsų patogumui. Pažiūrėkite, išsirinkite savo patinkantį variantą ir gaminkime. Vaišinkime svečius ar tiesiog mėgaukimės patys prie kavos ar arbatos puodelio. Ačiū, kad buvome kartu iki pabaigos. Geros visiems pavasarinės nuotaikos ir puikių akimirkų besmaližiaujant savo brangių žmonių rate. Iki.